Kas, jei aš tau dabar pasakyčiau, kad per ateinančius 20 metų tu savo brokeriui ir valstybei greičiausiai nupirksi visiškai naują automobilį? Net to nesuprasdamas, tu matai augantį portfelį, džiaugiesi žaliais skaičiais, bet nematomi mokesčiai palengva tirpdo tavo pelną. Kad nekartotum ir apsisaugotum nuo klaidų, šiandien parodysiu 5 mokesčius, kurie lėtina tavo turtėjimą. Sveiki, aš Auksė. Mokesčiai skamba žiauriai nuobodžiai, žinau. Kai pradėjau investuoti, galvojau, kad investavimas veikia kaip paprasta parduotuvė. Sumoki pinigus, gauni fondą. Bet išties tai labiau primena važiavimą mokamu greitkeliu. Kiekviename žingsnyje stovi griežti durininkai ir nematomos mokesčių stotelės, kur brokeris, bankas ar valstybė nuskaičiuoja savo dalį vien už tai, kad įleido tave į rinką ar tiesiog konvertavo tavo valiutą. Ir nors po vieną šie nuskaičiavimai atrodo visiškai nereikšmingi, ilgainiui jie sudaro gana ženklią sumą. Pirmas dalykas, su kuriuo susidūriau pati, buvo mokesčiai, kurie sumažina investiciją dar net jei nespėjus pradėti augti. Mano pirmieji žingsniai buvo labai nedrąsūs. Įsivaizduok situaciją. Pervedi savo pirmosius 50 eurų į brokerio sąskaitą ir neužtikrintai perki pirmąjį ETF fondą. O ETF tai lyg nusipirktum 500 dalių įrankių rinkinį, užuot perkant juos atskirai. Jei pirktum tik vieną įrankį ir jis netikėtai sulūžtų, tavo remonto darbai sustotų, bet kai iškart turi pilną dėžę, net jei keli įrankiai sugenda, darbai tęsiasi toliau, nes po ranka guli dar šimtai kitų. Taigi, paspaudi pirkimo mygtuką, jautiesi puikiai, pagaliau tai padarėjai. Bet tada pamatai, kad portfelis už šį vieną sandorį nuskaičiavo 2 eurų mokestį. Atrodo, kas tie 2 eurai, tiesa? Tačiau paskaičiavus, tu ką tik praradai 4% nuo 50 eurų investicijos vos nusipirkęs. Tu jau matai ekrane minusą, nors rinka dar net iš vietos nepajudėjo. Sprendimas čia paprasta. Jei tavo pasirinktas brokeris taiko fiksuotus ar didesnius sandorio mokesčius, o tavo suma, kurią dabar gali skirti investavimui, yra nedidelė, daug išmintigiau yra investuoti rečiau, bet didesnėmis sumomis. Pavyzdžiui, galima kaupti investuojamą sumą ir investuoti kas ketvirtį po 150 eurų, o ne kas mėnesį po 50. Taip, tie patys 2 eurai komisinių sudarys kiek daugiau nei 1%, kas yra ženkliai mažiau. Kalbant apie procentus, dar viena nematoma mokesčių stotelė stovi ten, kur jos greičiausiai visai nesitikėjai – pačiame valiutos keitime. Prieš pasineriant į šią situaciją, padarykime vieną sandorį, kuris tau tikrai nieko nekainuos. Tu paspaudi kanalo prenumeratos ir patiktuko mygtukus, o aš toliau taupau tavo pinigus, atidengdama šiuos nematomus mokesčius. Jokių smulkių šriftų prirašytų sąlygų. Pažadu. Paimkime klasikinę situaciją. Dauguma pradedančiųjų iškart taikosi į garsųjį S&P 500 indeksą. Tai lyg didžiulis degustacinis meniu. Vienu kartu gauni po kąsnelį iš 500 galingiausių Amerikos įmonių, užuot bandęs jas suvalgyti atskirai. Paties indekso nenusipirksi, todėl reikia ieškoti fondo, kuris jį atkartoja. Dažnai išgirsi populiarų fondą trumpiniu VUAA, kuris seka būtent minėtą indeksą. Taigi, tu pervedi eurus į brokerio sąskaitą, pasirenki tokį doleriais parduodamą fondą ir spaudi pirkti. Sistema automatiškai arba rankiniu būdu paverčia tavo eurus į dolerius ir būtent už šią konvertavimo paslaugą brokeris nuskaičiuoja valiutos keitimo mokestį. Tai tas pats, kas keistis grynuosius pinigus oro uoste likus pusvalandžiui iki skrydžių. Tu puikiai žinai, kad kursas ten nebus pats geriausias, bet vis tiek tai darai, nes skubant tau tiesiog reikia ir tai yra patogu. Mano atradimas čia buvo labai paprastas. Europos biržos, pavyzdžiui, Vokietijos Xetra ar IBIS 2 biržose yra daugybė fondų, įskaitant ir tuos, kurie atkartoja tą patį garsųjį JAV S&P 500 indeksą, bet jais prekiaujama tiesiog eurais. Tokio fondo trumpinys gali būti SPIL arba SXR8. Pirkdamas juos, tu visiškai išvengi to brangaus oro uosto keityklos mokesčio. Bet net ir suradus tinkamą fondą eurais, labai svarbu ne tik ką perki, bet ir kada tiksliai paspaudi tą pirkimo mygtuką.
Pradžioje maniau, kad investuoti reikia tada, kai turiu laisvo laiko, dažniausiai anksti ryte prieš darbus arba savaitgalį. Tokie pavedimai vykdomi market kaina, vos tik biržai atsidarius. Bet būtent tuo metu rinkoje tvyro visiškas chaosas, kainų skirtumas tarp pirkėjų ir pardavėjų vadinamas spredu. Rytais būna pats didžiausias. Tai patvirtina ir investicijų valdytojai Dimensional Fund Advisors, pabrėždami, kad per pirmasias 30 minučių šis atotrūkis yra pats plačiausias dienoje. Dėl tokio skubėjimo nusipirkti čia ir dabar, smulkiai investuotojai kasmet lygioje vietoje permoka milžiniškas sumas. Kad geriau suprastum šį rytinį chaosą, įsivaizduok didžiulį automobilių turgų. Jei atbėgi per patį atidarymo piką ir sakai pardavėjui parduoti mašiną už bet kokią kainą dabar pat, garantuotai permokėsi. Būtent taip veikia tavo market pavedimas biržoje. Bet jei ramiai įvertini situaciją ir pasakai, kad mokėsi nedaugiau nei 1000 eurų, tu jau kontroliuoji kainą. Tai yra tavo limit pavedimas. Išmokti naudoti vadinamosius limit užsakymus su protingai nustatyta kaina yra vertingas įgūdis. Tačiau noriu tave nuraminti. Jei perki pačius likvidžiausius, populiariausius pasaulio fondus, kaip pavyzdžiui VWCE dienos viduryje, kai biržose ramiau, paprastas market užsakymas yra visiškai geras pasirinkimas. Geriau jau nupirkti su kelių centų spredu, nei nustatyti limit užsakymą per žemai, likti su grynaisiais sąskaitoje ir praleisti progą išvis įsigyti aktyvą. Taigi, fondą pagaliau nusipirkai, atrodo visi mokesčiai jau praeityje ir gali ramiai atsikvėpti. Bet, iš tikrųjų, pačiame fonde slepiasi dar vienas nematomas mokestis. Kai pradedi lyginti fondus, ar kitaip tariant ETF, greitai pastebi tokį rodiklį kaip TER, tai metinis turto valdymo mokestis. Iš pirmo žvilgsnio, tarkim, 0,5 procentai per metus skamba juokingai mažai. Koksgi skirtumas? Tiesa, mano pirmieji investuoti pinigai tikrai nejautė absoliučiai jokio skirtumo. Tai yra lyg vos matomas vandens lašėjimas iš tavo virtuvės čiaupo. Per vieną dieną jokios balos ar ženklaus nuostolio nėra. Tu net nekreipi dėmesio, bet per 20 metų tu taip nejučiomis prarandi ištisas vonias brangaus vandens. Nusprendžiau patikrinti, kokį dydžio ta vandens vonia gautųsi realiais pinigais. Neseniai įvedžiau savo duomenis į Financial Lithuanians investavimo mokesčių skaičiuoklę. Nuorodą į ją paliksiu apraše, jį po vaizdo įrašo bus smalsu pasitikrinti savo planuojamas sumas. O gauti rezultatai mane išties suglumino. Pasirinkus investuoti po 300 eurų kas mėnesį 20 metų, tas nereikšmingas skirtumas tarp 0,03 procentų ir 0,5 procentų mokesčio virsta beveik 12 000 eurų prarasto pelno. Tačiau, jei netyčia pasirinktum brangų aktyviai valdomą fondą su 2 procentų turto valdymo mokesčiu, tavo praradimai siektų beveik 45 000 eurų. Tai tarsi tiesiog išmesti daugiau nei 12 metų savo kasmėnesinių investicijų į šiukšliadėžę. Sprendimas čia paprastas. Visada būtina tikrinti ETF fondų dokumentus ir ieškoti pigiausio to paties indeksą sekančio fondo varianto. Žinoma, renkantis fondą reikia atsižvelgti ne tik į TER. Dar vienas kritinis niuansas yra tai, kaip tas fondas elgiasi su uždirbtais pinigais ir kaip į tai reaguoja mokesčių inspekcija. Gana dažnai pradedame investuoti, norėdami gauti dividendus. Aš irgi iš pradžių svajojau matyti, kaip į sąskaitą tiesiog pervedami pinigai, dėl kurių nereikia pajudinti nė piršto. Bet kiekvieną kartą, kai gauni šią išmoką, valstybė iškart pasiema 15 procentų. Įsivaizduok, kad tu rideni sniego gniūžtę nuo aukšto kalno, norėdamas, kad jį taptų didžiuliu sniego rutuliu. Bet kas kelis metrus prieina žmogus su kastuvu ir nudaužo 15 procentų tos gniūžtės. Tavo gniūžtė vis dar rieda ir tikėtina šiek tiek didėja, bet ji niekada nepasieks to milžiniško greičio ir dydžio, kurį pasiektų, jei tas žmogus jos neliestų. Tai yra vadinamas mokestinis stabdis arba kitaip tax drag. Todėl, jei perki ETF, visada pravartu ieškoti žodelio accumulating, kaupiantis,
o ne distributing. Kaupiantis fondas tuos dividendus automatiškai, be jokių mokesčių, reinvestuoja už tave. Tavo sniego gniūžtė rieda toliau pilnu greičiu. Būtent dėl šio nuolatinio valstybės krimstelėjimo aš pati kol kas vengiu dividendinių aktyvų. Ir ne tik dėl to. Apie tai, kodėl ši strategija pradedantiesiems ypatingai gali pakišti koją, dalinausi viename iš savo ankstesnių epizodų. Nuorodą palieku ekrano dešinėje viršuje ir epizodo apraše. Kaip matai, didesni sandorių mokesčiai, brangus valiutų keitimai, chaotiški pirkimai rytais, aukštas TER ir dividendų apmokestinimas – tai tos 5 mokesčių stotelės, kurių apvažiavimas reikalauja tik šiek tiek tavo atidumo, bet išsaugo tūkstančius. Paskatinsiu šiandien tiesiog atsidaryti savo brokerio sąskaitą ir patikrinti, ar kartais nepermoki vienoje iš šių vietų. Bet ateis 10, o gal 15 metų ir tu galimai norėsi parduoti dalį savo ETF ar akcijų, kad nusipirktum tą svajonių namą ar tiesiog pasimėgautum gyvenimu. Ir tą akimirką, kai paspausi parduoti, atkeliaus VMI ir paprašys 15% nuo viso tavo uždirbto pelno. Nors tu vis tiek liksi didžiuliame pliuse, sutik, tai skaudžiai nukas dalį tavo sunkiai užauginto rezultato. Tačiau Lietuvoje jau atsirado sprendimas, kaip legaliai nutolinti šį mokestį. Jei nori, kad pardavus investicijas visas tavo pelnas galėtų toliau reinvestuotis neapmokestintas, ekrane matai nuorodą į epizodą apie investicinę sąskaitą, kuri keičia visas žaidimo taisykles. Spausk ant nuorodos ir pasimatysim ten.